Taigi kelionė link Gdansko. Įsitaisiau šoperėlį. Tai galiu už maistą pailsėti. Sumokėsiu sriubos lėkštę. Kelionė puikiai, saulytė šviečia. Nors dramatiški debesiukai priekyje matosi. Sako, kad pajūryje bus vėjelio. Jūra ta pati, kaip Lietuvoje. Taip. Tai va, gerai, judam į priekį. Susitiksim pačiam Gdanske. Eisim aplankyti aikščių, eglutė. Važiuojam toliau, link Gdansko. Kiek mums čia liko? 81 kilometras. 48 minutės rodo. Važiuojam greitkeliu, mokamu greitkeliu. Tai greičiau gal nuvažiuosim truputį nei kad planavom. Bet, žodžiu, nelėkiam, neskubam. Greitį laikom tokį kreiserinį 103 tik tai. Ramiai atsipūtę, svarbu nuvažiuota nuo 15 valandos, kad įleistų į viešbutį. Tai štai tokia kelionė į Gdanską. Praneša vėjas. Teks apsirengti stipriai. Kelis kailinius dėtis, ne? Kelis sluoksnius. Na, žiūrėsim, kaip čia bus. Judam toliau. Kelias plikas, tuščias. Nu, mašinos, aišku, važiuoja, bet kad pasidarytų aplinkui, aišku, greitkeliais nėra ko ir tikėtis, kad čia kažką gali matyti, dairytis. Nori dairytis, reikia važiuoti visokiais keliukais. Tai maži miesteliai, kaimukai greičiausiai. Gal tikrai įdomiau tokiais važiuoti. Tiesa, važiuojant jaučiasi, kad vėjelis pučia ir mašina šiek tiek mėto, taip stumdo. Ir toks triukšmas, aišku, padidės aplink mašiną. Jaučiasi, kad važiuojam prieš vėją, o vėjas nuo jūros. Bus matyt, koks ten tas klimatas vietoj, kiek ten norėsis vaikščioti. Mieste tikėtina, kad aišku nebus gal to didelio tokio vėjo. Gal skersgatviuose kokie skersvėjai ir matysis. Žodžiu, žiūrėsim vietoje. Lekiam toliau, kilometrai senka, rodo 77, 46 minutės nuvažiuot. Taip, kad jeigu niekas nesutrukdys, tai tu panašiu laiku ir būsim. Gali tik dar, aišku, palaukti, kad įleistų viešbutyje. Kągi, sumokėt teks už pravažiavimą. Viskas paprasta. Viskas paprasta. Susimokėjom už gerą kelią, gražų kelią. Važiuojam toliau, nedaug liko, 23 kilometrai ir 19 minučių iki viešbučio. Lekiam. Kameliai, mes jau Gdanske viešbutyje, prie eglutės viešbučio. Apsukom, jums parodom, kaip aplinkui iš tikrųjų gražu. Ir ką, keliaujam į miestą. Štai toks mūsų viešbutis, pavadinimas jo. Ir ten įėjimas. Ir ten išvažiavimas. O čia štai aplinkui taip atrodo.
Pone, mes jūsų laukiame. Sakykite, į kurią Dzień pusę dobry eisim. Państwo. Wrażone. Į kurią pusę eisime. Matau, kad atsakymo nebus. Pagrindinė miesto gatvė bus tuoj pat, išeisim ją. Galima sakyti, mes gyvenam pagrindinė miesto gatvė. Nutarėm, kad ieškosim, nežinau, pietų vakarienės ar kaip, nes pietų mes taip ir nepavalgėm. Tai taip gaunasi, kad sakom, ko gero, papietaukim. Tai yra kartu ir pavakarieniaukit ir paskui bus gera proga pavaikščiot, išvaikščiot viską ir ilsėtis, o rytoj namo. Taip kad, kol ieškosim, kažką ir pafilmuosim, o kai jau rasim, tada eisim žodžiu. Taip. Ratą ten patraukė, kažkaip. Taip atrodo vakarinis Gdanskas, dar ne visai sutemo. Ten matosi ratas tas, kaip jį vadina velnio. Architektūra graži. Ir ten toje gatvėje toliau ten matosi grožis, žodžiu, mes ją pagrįšim. Taip, miestas, aišku, kaip ir visi pasipuošę, gatvės muzikantai groja. Reiškia, jeigu Vroclavas buvo ten ir eglutė, ten visa kita, tai Gdanske žinom, kad ruošiasi nauji metai. Būtų tokie jau dideli, ten su koncertais visokiais ir taip toliau. Taip kad Lenkijos miestai, kaip supratom, pasiskirstė, kur bus kalėdos didesnės šventiškos, o kur bus naujieji metai. Mes vis tiek savo dviese keliaujam, vaikštom, atsipūtę, nes iš tiesų kažkaip tai smagu. Super. Ieškom kur praryt kokį pusparšį. Nežinau, o jeigu rasim... Ką duoda? Ką ten duoda? Restauracija. Aha, bet kokia eilė. Kokia eilė į restoraną. Matot, čia matyt skaniai maitina. Taip, nusprendėm, kad Vroclavas žabkų miestas. Kas 200 metrų. Tai 200, kai kur tai buvo turbūt ir arčiau. Tiesiog viena atrodo. Pamatėm, žiūrim, toliau kita ten stovi. Tikrai tos parduotuvėlės, tas tinklas kažkoks tai ten didelis. Koks papuoštas Gdanskas. Koksai tai autobusas. Kur važiuojat? Ieškot vyno? O kur vynas? Taip. Ir dingo visus tos pabaisus. Aiva, atsirado biškį šarčiau. Nėra taip apšviesti gražiai, bet tai nors kiek šviesesni, kol visai nesutemo. Smačniego. Taip. Detalės, ar čia koks nors muziejus tų dalių laivų didelių. Taip. O jau ten švieselių. Einam arčiau po velnio rato. Sako, jūrystės muziejus. O kas čia per architektūros? Kokie tai paminklai? Nežinau, nu ir va, arčiau biškį atėjom prie velnio rato. Čia kasos, nežinau į ką, ar tikrai ten prie to pasisut. Tai kažkokios statybos vyksta, todėl jisai dabar nesisuka. Bet apšviestas gražiai, atrodo gražiai. Iš arčiau biškį tai. Na ką, arti velnio rato, pašvietimas, geltonas, gražus toks miestiškas. Nie pracuje.
nedirba jau. Gerai, žygiuom toliau, ieškom kur pavalgyti. Kaip atrodo gražiai ten saulė leidžiasi. Tikrai vaizdai stebuklingi. Tikrai Gdanskas tai yra vienas gražiausių miestų, kuriame mes esam lankę. Turbūt Gdanskas, Krokova, kur tikrai dairytis gali ir norisi grįžti ir grįžti. Ar ne grožis? Kas su manim gali pasiginčyti? Tai spėkit iš 3 kartų, ko mes buvom grįžę į viešbutį. Prisirengėm 3 sluoksniais, prasėjom, perkaitom, sukaitom. Sakom, kadangi mums pasisekė viešbutis čia pat pagrindinės aikštės, tai sakom, mes grįžtam ir nusimeskim tą sluoksnį, o gal net 2. Ir dabar jau kaip gerai. O taip mumis gąsdino, kad sako, va, Jėzau, sako, bus šalta vėjai. Nerabai mes čia jaučiam to vėjo. Gal dėl to, kad tie pastatai gražus ir dideli. Vėjas gal yra, bet ne šalta. Vakar jauti -9, šiandien -5 rašo. Žodžiu, Gdanskas mus pasitiko iš tiesų nuostabiai. Taip, kad vis tiek mes toliau ieškom, kur pavalgyti. Ir tada jau eisim, apeisim viską, ką mes čia numatė. Taip, radom vieną. Sonata dabar paieškos, pažiūrės, ką čia mums suvalgyti. Kai visada su vertimu, ne visą laiką ten supras ką. Pasirinksim porą variantų, mažą ką mums atsakys. Ir žiūrim, čia tie meniukai, va štai tokie vat. Na štai pasitikiu, man išrenka ir būna labai gerai. Ką mes galėtume papasakot, apie ką mes galėtume pasakyti. Suradom ir vėl mums pasisekė. Čia pat per gatvę yra mūsų viešbutis. Istorija, žodžiu, tokia. Pareidinėjom į viešbutį ir čia berniukams sutikom, kaip čia pas juos madoj. Dažnai būna kviečiai savo restoranus, užsukti ir panašiai. Pasakym, kai einam į viešbutį, bet galbūt ir aplankysim, nes mes vieną kartą turim pamoką ir kur? Krokove. Kvietė, lygiai taip pat, bet mes numojam ranką, kažkaip nemėgstam tų. Jei kviečia, tai reiškia blogai. Jo, kažkaip tų kviečiančių ne taip atrodo mėgstam, tai jo, kažkas reiškia galbūt neina pas juos ar ką. Nu, žodžiu, gavosi taip, kad mes vis dėlto nenujom tada. Ir vaikščiojom, nežinau, laiko tikrai labai daug. Irgi nacionalinis alus. Lager, išbandysim. Vaikščiojom labai ilgai, valgyt norėjom, tiesiog jau kai vilkai buvom alkani. visur pilna. Ir paskui vis dėlto nusprendėm, kadangi mus tiek kvietė, sakom, greičiausiai ten yra vietos. Taip. Ir mes pagrįžom. Susiradom, kuris ten mumis kvietė. Dar, man atrodo, teko paieškoti, nes mes jau ten apėjom kažkur, nuėjom toli. Žodžiu, susiradom, užėjom. Nu ir kaip dažnai būna, mes pasiprašėm šitų šankauliukų. Nepatikėsit, kaip atnešė tokios lėkštės šankauliukai. Dabar prisimenu, o skonės buvo kažkoks neišpasakytas. Tai štai, taip ir gavosi, kad dabar irgi, kaip pakvietinojom tą viešbutį, mes nusilukštenom biškį. Ir sakom, žinai ką, gal einam. Pamačiau, kad yra šankauliukų. Ir imsim šankauliukų. Ar jie bus skanesni nei vakar Vroclave? Bus matyt. Vakar buvo skanu labai. Vakar buvo skanu, pažiūrėsim, ar skanu bus šiandieną. Jei bus skanu, pasakysim. Jeigu ką galėsim pasakyti ir kur. Alus tai skanesnė šiandien. Ne. Palikėkit mums skanaus, alaus skanaus ir šankauliukų skanių. O kai atneš, parodysim, ką mes valgom. Wow. Dziękuję. Čia kugėlis, tai?
Geras. Ne bulvytės, kai mes įpratę, ne, bet... Na štai, mėlyjei, turim jau šitos šonkauliukus. Nu, dar taip nesam ragavę. Sonata sako, paragavo tą viršų visą. Sako, svarbu ne šokoladas. Kas pamenat mūsų video, kai mes Anykščiuose berods irgi tik tai ten pasimėm, atrodo, jaučio žandai, ne, kaip ten vadinasi. Nu ir ten jie buvo grinai aplieti šokoladu, tai toks, nu šiaip savo skonis pasirodė, nelabai, tai tą šokoladą valym. Tai dabar čia ne šokoladas, bet už tai vietoj bulvių, kaip matau, kugelis. Kitaip nepavadinsi, ne? Plokšteinis kugelis. Viskas, ragausim, žiūrėsim, skanu ar ne. Kągi, mėlyjei, sotus, gal ne visai laimingi. Užėjom į tą vadinamą tradicinių patiekalų. Taigi, man atrodo, nelabai tradicinis. Kaip sakiau, jau šitas šonkauliukai, prie jų virti brokeliai ir kugelis. Va, viskas tokia viename, tai aš nežinau, tradicinių nepavadinsiu, bent jau prie šonkauliukų kugelių niekada neteko. Va, bet kadangi mes alkani buvom, suvalgėm, taip kad dar tokio netekę buvo ragavom, aš pasirinkčiau paprastesnį tradiciją. Štai ten matosi gražuolė eglutė puošta. Einam arčiau, pažiūrėsim iš arčiau. Kągi, prakartėlė. Kągi mes ten matom? Neptūnas. Štai kaip jisai atrodo. Gdansko Neptūnas. Su žeberklu. Einam palaikyti už to žeberklu. Einam savo, žygiuojam savo. Žmonių, turiu pasakyti, nėra tiek daug. Kiek valandų turim? Pusė 7. Ai, pusė 7 jau. Tai, sakyčiau, žmonių nėra tiek daug, kaip vasarą matydavom. Gal dėl to, kad nėra mugių. Kas kalba, kad prieš Kalėdas užsidarė. O Vroclave ten viskas vyksta. Bet čia turėtų būti už tai naujų metų. Naktis jo galinga. Tai štai ir tada, manau, bus čia judesiukas kaip turi būti. Gal net ir prie pat jūros, ne pačiam centre. Ten galės braidžiot. Tai būtume ir mes turėtume ir mes brist. Minimum iki Pažastų. Žilvinėlį. Eitume Neptūną baidyt. Ne mes Neptūno bijotume, o Neptūnas mūsų prisivalgę būtume šito vėl ir Neptūną baidytume. O čia pastebėjai, žabka ne žalia, o balta, dėl to jos nesimato. Irgi daug yra. Sonatėlė prisižiūrėjo Vroclave žabkų, dabar ieško čia. Galvoju, gal bus čia jų daugiau. Koks grožis. Kągi, pasukom truputėlį nuo pagrindinės gatvės. Pažiūrėsim, kas ten toliau matosi. Gatvutė, kur yra lygiai greti pagrindiniai pėsčiųjų. Įėjimai tokie įdomus. Taip, čia. Šviesoje, aišku, jie geriau, bet iš tikrųjų tokie įdomus, keisti įėjimai. Kažkokiom pakilom. Nu, žodžiu, gražiai atrodo. Dienos šviesoji čia tada tokia neeilinė tikrai. Žiūrėkit, kaip šviestuvai ne tik kad aukšti, bet dar ir visai žemai sudėlioti. Tokia, žodžiu, meniška gatvutė. Katiniukai. Štai kaip papuoštos durys. Tai tokia katinų galerija.
Štai. Panoramos šiek tiek iš kito kanalo pusės. Žymusis piratų laivas Gdanske. Tai gaila, galėtų būti geriau šiek tiek sušviestas. Manau, būtų tikrai gražu. Puikiai atrodo. Kalėdinis Gdanskas. Kaip žinia, mes turėjom pasirinkimą Radisson tinkle, ar šitam gyvent, ar tam, kuriam dabar gyvenam. Tai mes pasirinkom Aną. Anas šalia pagrindinės gatvės, todėl mums labiau tiko ir patiko. Taigi, štai taip. Bet manau, kad geras būtų buvęs ir šitas. Na, pusėje šitos pusės atrodo tokia tylesnė, ramesnė. O čia judesys verda didesnis šitoj pusėje. Žiba mirksi, eilės pavalgyt. Žodžiu, manau, kad tai mums pasisekė. Gan greitai užkandom ir dabar galim savo vaikščiot po miestą. Štai taip dėlioja. Ką, myliai, mes pakankamai nemažai apėjom Gdansko. Atrodo, pagrindinės gatves išvaikščiom. Aišku, visko čia nesudėsi, neprifilmuosiu, tai atsibosim ko gero ir žiūrėt. Todėl atsisveikinam. Mes rytoj važiuojam namučių link Kauno. O jūs, jeigu jums įdomu, patiko kartu su mumis pasivaikščiot, pažiūrinėti, gal kažkas visai net nebuvę, nei Gdanske, nei Vroclave ir kituose Lenkijos miestuose, tai bus proga gera aplankyti juos, gal daugiau noro atsiras. Nepamirškit paspausti ir laikus, galite pasidalinti, būtinai pakomentuokit, užduokit klausimų, gal sugebėsim atsakyti, kas jūs domina. O toliau keliaukim kartu, eikim, važiuokim, pamatykim, žodžiu, leiskim dienas gražiai. Ir kągi, norim palinkėti jums ateinančių gerų naujų metų, myliai. Visiems iki. Ate.